Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidą Šviežios idėjos su Lidl mes pasigaminsime midijas. Midijas pradėsime gamintis nuo padažo. Į įkaitintą puodą dedame šoninę. Mūsų šoninė apskrudo, tad pilame nealkoholinį alų. Alų šiek tiek nugariname ir pilame grietinėlę. Padažą paliekame nusigaruoti kelias minutės, o tuo metu mes pasigaminsime midijas. Susismulkiname česnaką, į puodą pilame aliejų, dedame česnaką ir lengvai apsiskrūdiname. Susismulkinsime salierą ir porą. Česnakas apskrūdo, tad dedame salierą su poru. Midijas dedame į puodą. Vienas iš didžiausių mitų, kad atsidariusios midijos yra negeros. Blogos yra tos midijos, kurių geldelės yra suskilinėjusios ir nekvepia jūra. Pramaišame midijas, uždengiame dangtį ir paliekame 3 minutėms pasitroškinti. Į indą dedame midijas, kelios skiltelės citrinos. Citrina atveria jūros gėrybėse saldumą. Taip pat šiek tiek petražolių. Štai ir paprastas pavyzdys, kaip restorano vertas patiekalas gali atsidurti ant jūsų stalo. Skubame ragauti, na o su manim pasimatysite Šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.